Gera diena visiems, kurie domisi energetinėms alternatyvoms, kuriems įdomu, kaipgi mūsų vaikai, anūkiai ir proanūkiai gyvens ateityje, kaip pradės sekti mūsų natūraliai gamtos ištekliai. Aišku, tų alternatyvų mes turime nemažai. Tai visų pirma vėjo ir saulės energija, hidroelektrinės, atomo branduolio energija. Tačiau kai kurios tos energijos rūšys turi tam tikrų trūkumų. Nei viena energetika nėra ideali ir ta energetika, apie kurią aš kalbėsiu, vandenilio energetika, taip pat nėra visiška panacėja ir išsigelbėjimas nuo ateities energetinių problemų. Jeigu mes kalbėtume apie vėjo ir saulės energetiką, viskas tvarkoja, kol saulė šviečia, mums saulės moduliai generuoja elektros energiją, kol vėjas pučia, vėjo jėgainės irgi mums gamina elektros energiją. O ką daryti, kai nėra saulės ir nėra vėjo? Reiškia, mes turime galvoti apie tai, būdą, kaip sukaupti tą elektros energiją. Paprasčiausias buitinis elektros energijos kaupiklis tai yra akumuliatorius. Tas pats akumuliatorius, kuris naudojame kasdieniniuose automobiliuose, tik jų daugiau ir sujungti į baterijas. Aišku, modernesnės vėjo ir saulės jėgainės naudoja kitokius būdus, bet čia yra buitinis lygmuo. Mums reikia kalbėti apie bent jau miesto lygmenį, bent jau mūsų valstybės lygmenį. Ir mūsų elektros energijos poreikiai yra gana dideli, 100 MWh. Tai reiškia, kad mums reikalingas ir kitas būdas, kurį mes turėtume galimybę išsaugoti elektros energiją, jeigu mes naudotume štai šitą saulės ir vėjo energetiką. Hidroelektrinėse šitą problemą sprendžiama šiek tiek kitaip. Statomos taip vadinamos akumuliacinės hidroelektrinės. Kaip žinote, Lietuvoje elektros energijos perteklius yra kaupamas Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, ten pakyla vandens lygis, sukaupta energija, potencinė energija, yra panaudojama elektros energijos generavimui Kauno hidroelektrinė. Tokiu būdu mes galime ir turime galimybių kaupti elektros energiją. Tačiau viena iš alternatyviųjų energetikų tai yra vandenilio energetika. Į tą problemą ne tiek globaliniu mastu, kiek technologiniu ir moksliniu mastu buvo atkreiptas dėmesys daugiau negu 150 metų atgal. Kodėlgi atkreiptas dėmesys į vandenilį? Vandenilis visų pirma yra degios dujos. Visų antra, tai yra labiausiai visoje visatoje paplitusi medžiaga. 90% mūsų visatos medžiagos, procentų, jeigu tiksliau tik kirčiuoti, yra vandenilis. 75% mūsų aplinkoje yra vandenilis. Yra tik tai skirtumas tame, kad vandenilis nėra laisvos formos. O nėra jo laisvos formos todėl, kad jo fizikinės savybės tokios kaip atominė masė ir svoris, kuris yra lengviausias cheminis elementas iš visų žinomų, jis taip pat pakyla aukštyn ir išsisklaido kosmoso platybėse. Tokiu būdu vandenilis pas mus egzistuoja surištoj formai. Visos cheminės medžiagos didelė grupė vadinamos angliavandeniliais turi savyje vandenilio. Ir tą vandenilį mes turime potencialą panaudoti. Tačiau praktiškai, ko gero, didžiausias neišsemiamas vandenilio šaltinis yra vanduo. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į vandens cheminę formulę H2O, nesunku pastebėti, kad jeigu mes vandenį suskaidysime į vandenilį ir deguoniną, tvarkos dėlei reikia parašyti dar 2 koeficientukus, tai mes matome, kad turime 2 cheminius elementus. Ir čia pas mus energija yra sunaudojama. Aš kol kas nekalbu apie kokią energiją.
skaidyti vandenį, vandenilį ir deguonį. Atvirkščias proceso metu energija yra panaudojama ir tas pats vandenilis ir deguonis virsta vandeniu ir atiduoda mums energiją. Jeigu mes čia pažiūrėtume energiją 1 ir energiją 2, su apgailestavimu turim pastebėti, bet tai jau lemia fundamentalūs fizikos dėsniai, energija 1 visada yra didesnė už energiją 2. Tai yra, mes negalime turėti daugiau energijos, negu jos sunaudojame. Tai reiškia, kad mes tą procesą galime valdyti, galime žinoti. Paprastai šitų dviejų energijų santykis, arba kitaip tariant, našumas tokio įrenginio sudaro nuo 50 iki 80%. Tai reiškia, kad jeigu mes sunaudojame 1 kWh elektros energijos pagaminti tam tikram kiekiai vandenilio, tai vandenilį panaudodami kaip kurą mes atgausime geriausiu atveju pusę arba 80% tos energijos, kurį sunaudota pagaminti. Reiškia, jau tas vandenilio gamybos procesas savaime reikalauja išlaidų ir energijos. O kągi daryti tokiu atveju, kaip panaudoti tą vandenilį? Pasirodo, jeigu mes panaudosime specializuotą įrenginį ir šitą vandenilį panaudosime kaip kurą, tai mes galime gauti elektros energiją. Čia aš apskritai kalbėjau apie energiją paprastai deginant vandenilį. Kaip ir gamtinės dujas. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime į vandenilį atominiu požiūriu, tai yra branduoliukas su teigiamu krūviu ir aplink jį skriejantis elektronas. Tai yra pati paprasčiausia atominė struktūra. Branduolyje yra protonas, o orbitoje skrieja elektronas. Jeigu mes sukurtume tokį įrenginį, kuris sugebėtų šitą elektroną ir protoną atskirti, tai yra tas separatorius, vienoj pusėje pas mus susikauptų elektronai, o kitoj pusėje susikauptų protonai. Tai reiškia, kad mes turėtume potencialų skirtumą arba elektrovarą, kuris sudaro visas prielaidas susidaryti elektros srovei. Tai yra, jeigu mes čia, tarkime, sugebėtume išorinėje grandinėje įjungti elektros lemputę, jinai pradės šviesti. Neužilgo aš pademonstruosiu tą praktiškai, kaip vandenilio energija virsta elektros energija. Šitos technologijos pagrindus suformulavo seras William Grove. Kaip bebūtų keista, jisai nebuvo nei fizikas, nei chemikas, jisai buvo buhalteris. Tačiau mėgėjiškų lygmenių padarė šitokias, sukūrė tokias technologijas. Jis pagalvoja, jeigu mes elektros energiją galim panaudoti elektrolizės būdu skaidyti vandenį, vandenilį ir deguonį, tai kodėlgi negalėtų būti grįžtamojo atvirkštinio proceso metu gauti elektros energiją. Ir jis tą padarė. Jis paėmė 2 indus, viename deguonį, kitame vandenilį. Nežinau, kodėl jam šovė į galvą tuos 2 indus sujungti platinos laidais ir jisai gavo elektros srovę. Aišku, tai buvo mikrosrovės, mikroįtampos, bet vis tik tai buvo srovės.
Aišku, mokslui besivystant šitos technologijos kuo toliau, tuo labiau tobulėja. Ir apie 1962, 3, 4, 5 metus amerikiečių kosminė programai Gemini atsirado pirmieji vandenilinės energetikos įrenginiai, kurie buvo tame erdvėlaivyje ir tais laikais šitos technologijos buvo labai paslaptingos. Ir tų teorijų paslaptingume glūdėjo va štai šita plėvelė, kuri atskiria protonus nuo elektronų. Suskaidyti vandenilį ir deguonį, vandenilį ir deguonį nesunku. Sudeginti vandenilį irgi dar lengviau. Kas tai yra vandenilio ir apskritai degimo reakcijos? Tai yra visos reakcijos oksiduojantis. Panaudojamas deguonis ir panaudojamas vandenilis. Tai pereinant štai prie šitų technologijų, kuriuose irgi pasižymėjo anglai, amerikiečiai ir kanadiečiai ypatingai, ir štai šitos stebuklingos plėvelės technologija kol kas monopolį turi amerikiečiai su kanadiečiais. Štai šitokis diskelis, kuris beveik permatomas yra, sukurtas amerikiečių firmos Nefion, jis turi unikalią savybę. Jeigu vienoj pusėje paleisti vandenilio dujas, tai vandenilio dujos suskyla į atominį lygmenį. Tai yra atsiskiria protonai nuo elektronų ir susidaro mano minėtos sąlygos elektros sroviai tekėti. Tai va štai šitas plėvelė, aš ją turiu fiziškai rankose, bet aš žinau jos cheminę sudėtį, bet aš nežinau jos gamybos technologijos. Ko gero, labai mažai kas žino ir dėl to monopolio kol kas šitie visi renginiai yra pakankamai brangus. Tačiau nenustepsiu, jeigu ateityje kas nors atras ir kitokį pakaitalą šitai membranai. Dar viena papildoma sąlyga, kuri šiek tiek komplikuoja technologijos. Šita membrana veikia, kai aplinkoje yra katalizatorius iš tauriųjų metalų, platina arba paladis. Aišku, tos katalizatoriaus reikalingas mikrosluoksnis, vos užpurkšta ar užgarinta ant elektrodų, kurie tos elektronus ir protonus surenka. Tačiau po kiek laiko, po kelių tūkstančių eksploatacijos valandų, priklausomai nuo įrenginio tipo, šitas taurusis sluoksnis susinaudoja ir todėl vėlgi reikia elektrodus regeneruoti. Čia yra silpnoji pusė, bet dabar jau irgi sukurtos technologinės membranos, kurios gali dirbti 50 tūkstančių ir 100 tūkstančių valandų. Tai jau yra pakankamai didelis kiekis. Tai dabar šita membrana dar yra unikali tuom, kad jinai gali veikti ir reversiniu principu. Jeigu mes aplink tą membraną panardinsime į vandenį, distiliuotą vandenį, prie jos bus elektrodai prijungti, tai iš vienos pusės tos membranos skirsis vandenilis, iš kitos pusės deguonis. Reiškia, vienam įrenginyje mes jį galim panaudoti kaip skaidimo įtaisą vandens į vandenilį ir deguonį. Toliau aš jį vadinsiu elektrolizeriu. Lietuviško termino dar nėra ir netgi mūsų kalbininkai kol kas nepasiūlė, tiesiog pasiūlė anglišką terminą, šiek tiek sulietuvint, pridedant galūnę. Tai vat, tas įrenginys ir bus vadinamas elektrolizeriu. Na ir eksperimento metu aš jums pademonstruosiu elektrolizerio veikimą. Jūs tiesiog pamatysite, kad šitą plėvelę įmontuotą įrenginį tiesiog skaido vandenį, vandenilį ir deguonį. Taigi ateiname prie praktinės taikomosios pusės. Štai šita kukli plėvelė, dalis jos yra įmontuota štai šitą įrenginį, kuris
vadinamas elektrolizeriu. Elektrolizeriui reikalingas elektros energijos šaltinis. Būdami labai ekologiškai pozityviai nusiteikę, panaudokime saulės energiją. Čia mūsų saulės imitacija, o čia štai yra saulės moduliai sujungti ir šita elektros energija yra tiekiama į elektrolizerį ir po kurio laiko jis pradės gaminti vandenilį ir deguonį. Ir tas vandenilis ir deguonis štai šitais vamzdeliais paklius į tam tikrą nedidelę saugyklą ir kurį laiką ten bus, kada mes galėsime tą vandenilį panaudoti. Jeigu jūs pastebėsite, šita plėvelė yra padengta platinos sluoksniu. Tas metalinis blizgesys ir yra ta platina. Šitoje skaidrėje matosi stipriai padidintas šito elektrolizerio vaizdas. Tai čia ta plėvelė, keliasdešimties mikronų storio, kaip matote, užpurkštas platinos sluoksnis ir anodas ir katodas šalia jie sudaro visą šitą labai paprastą sistemą. Ir kaip matot, vienas įrenginys, kurį mes pavadinsime kuro celę, vandenilinio kuro celę su protonų mainų membrana, apskritai, jeigu kalbėti apie kuro celės, jų mažiausiai yra 7 pagrindinės kuro celės, kurias dar galima suskaudyti į šiek tiek smulkesnius tipus, bet pagrindiniai yra 7. Mes nekalbėsime apie kitas kuro celės, kadangi tai yra dideli pramoniniai renginiai, kur reikalingos aukštos temperatūros. Vandenilio kuro celė bene vienintelė ir dar yra kalio šarmo kuro celė, kurios dirba temperatūrose artimoms kambario temperatūroms. Ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį, šitais vamzdukais pamažu keliauja dujos. Tos dujos atkeliauja iki viršaus. Šitas vanduo yra dvigubą vaidmenį atlieka. Pirmas dalykas. Technologiškai kuro celė pradeda veikti, kai ten yra šiek tiek drėgmės. Vanduo technologiniam procese turi būti garų pavidalu. Tai štai šitos dujos, keliaudamas pro tą vandens stulpą, jos ir apsivalo, ir pasipildo šiek tiek vandens garais. Čia tas vandenilio dujos nukeliauja į kuro celę. Kuro celė yra tas pats įrenginys kaip ir hidrolizeris, tik tai vietoj išsiskiriančio vandenilio ir deguonies elektrolizerėje jis naudoja ir gražina tą elektros energiją. Aš čia turiu pajungęs mikro varikliuką prie šito. Jeigu mano eksperimentas pasiseks, šitas elektrovariklis turi pradėti suktis. Ir štai kokią mes turim transformaciją. Šviesos energija konvertuojama į elektros energiją. Elektros energija naudojama pagaminti vandenilį ir deguonį. Jis nukeliauja savo kelią, atkeliauja iki kuro celės. Kuro celė vandenilio kuro energiją konvertuoja į elektros energiją. Ir vienintelis rezultatas viso šio proceso yra vanduo. Tas pats vanduo, kurį mes panaudojame štai šito paties stulpo. Kaip matote, sujungta vamzdeliu visą šitą sistemą. Ir šita sistema yra pajungta vandeliu taip, kad vandens garai grįžta atgal. Tai yra sistema visiškai uždara. Jinai ne tai, kad neteršia gamtos, jinai apskritai neįtakoja į gamtą. Jinai yra uždara. Ir pirmasis šitokio įrenginio prototipas buvo Gemini
erdvėlaivyje. Saulės baterijos, kosmose, kaip žinot, Saulė labai efektyvi, taip, kad jie turėdavo pasigaminti elektros energijų galimybių daug, bet vietoj to, kad krautis ir vežtis į kosmosą vieną akumuliatorių arba akumuliatorių baterijas, jie nusprendė vežtis štai šitokį įrenginį. Ir dalies vandenilio buvo sunaudojama elektros energijos poreikiams tenkinti, o kita dalis buvo sunaudojama įgulos deguonies poreikiams, kvėpavimo poreikiams. Ir dabar įsivaizduokim, žmonija planuoja kelionę į Marsą ir dar tolimesnės planetas, kur kelionė tęsis dešimtmečiais. Iš kur gauti deguonies? Iš kur gauti elektros energijas? Kaip užtikrinti pragyvenimą tokiame erdvėlaivyje? Na gerai, galima ten prisikrauti visokiausių maisto pakaitalų, papildalų ir prasimaitinti kažkokiu tai būdu tos keliolika ar keliasdešimt metų, bet deguonies tiek nepasiimsi. Tai vienintelis technologinis būdas kol kas yra pasiūlytas. Erdvėlaivis nusileidžia ant asteroido, kuris yra padengtas ledu. Ta ledą pasikrauna į erdvėlaivį ir naudoja štai pagal šitokią technologiją. Kodėl atsirado tokios technologijos poreikis ir jos panaudojimas? Visi amerikiečių erdvėlaiviai dabar naudoja šitą technologiją. Ogi todėl, kad į kosmosą pakelti į orbitą 1 kilogramo masės kūną kainuoja nei daug, nei mažai, o $1 milijonas. O akumuliatorius, kaip žinot, sveria 10 ir daugiau kilogramų. Tai jeigu reikia daug akumuliatorių vežtis, tai sutaupama gana žemi ryški pinigų suma. Aišku, čia tas modelis, kurį aš jums demonstruoju, jis yra kaip išklotinė, tam, kad galima būtų įsivaizduoti, kokie procesai šičia vyksta. Visada mes kalbame dar ir apie efektyvumą tokios įrangos. Šiame etape ir tame makete jis nėra didelis. Jeigu šito įrenginio efektyvumas siekia 20%, 0,2, šito įrenginio, tarkim, 0,8, padauginame 0,2 iš 0,8, kiek gauname? 1,6. Šito įrenginio koeficientas našumo irgi, tarkime, tegul būna 0,8, 1,6 padauginame iš 0,8, gauname šiek tiek daugiau negu 10%. 10, 12, 15, nu maksimum 20% efektyvumas. Nelabai efektyvu, taip, bet kadangi šitame procese yra daug grandžių, tai nieko nuostabaus. Tačiau kiekvieno įrenginio efektyvumą padidinus ir ypatingai Saulės modulių, kur dabar efektyvumas didėja jau žymiai padidėjęs iki 40 ir netgi iki 60%, tai yra ta energija, kurią mes gauname iš Saulės. O jeigu mes į tą procesą dar įjungtume vėjo jėgainę, tai aišku, kad pas mus visas tas įrenginys įgauna gana svarę prasmę. Dabar tai yra laboratorinis įrenginys, čia vos keli milivatai. Čia yra iš esmės laboratorinio darbo stendas, kuriame studentai atlieka matavimus, lempas, keičia modulio kampą, kaip nuo to gaunasi vandenilis geresnis. Aišku, nei vienas dirbtinis šviesos šaltinis neprilygtų Saulės šviesai. Ir šiandien, būdama šitokia skaisčią dieną, kaip dabar matosi už lango, tai elektros energijos kiekis pagaminamas tų pačių modulių būtų 2-3 didesnis negu štai šitą naudojant dirbtinę šviesos lempą.
Tai vat ir mes turime elektros energiją, kurią galime panaudoti. Ir tą elektros energiją galim naudoti netgi užslinkus debesėliui. Vandenilio atsargų ir deguonies čia yra sukaupta ne tiek ir daug, tačiau, kaip matote, šitas propeleriukas sukasi. Ir suksis gana ilgai, jeigu mes sukauptume daugiau energijos tame įrenginyje. Jeigu šitas elektrolizeris ir kuro celės su protonų mainų membrana gali dirbti reversiškai, reiškia, mes jas galim sukeisti vietomis, tai kyla klausimas, ar negalime mes padaryti du viename? Atsakymas taip, galim. Ir kitam eksperimente aš tai ir pademonstruosiu. Aš noriu pademonstruoti prietaisą, kuriame vandenilio ir deguonies aš pasigaminau iš anksto to paties saulės moduliuko pagalba. Ir jeigu matote, čia yra tam tikros talpos jau, kuriuose yra sukauptas vandenilis ir deguonis. Čia yra irgi prijungtas elektros variklis, prie kurio toks diskelis, kad matytųsi, jog jis sukasi. Dabar tą elektros varikliuką pabandysim įjungti į kuro celės grandinę ir, kaip matote, jisai sukasi. Ir čia yra dabar maždaug po 12 ml tiek deguonies, tiek vandenilio. Ir šitas varikliukas suksis apie pusę valandos, jeigu nedaugiau. Tačiau šitame technologinėme renginyje vis tik tai yra du, nors ir sublokuoti į komplektą elektrolizeris ir vandenilio kuro celė. Vėlgi kyla klausimas, ar galima iš vieno padaryti. Ir dar kartą noriu pakartoti, kad be jokios abejonės taip. Padėkim šitą į šoną, tegul jisai savo ramiai sukasi. O dabar aš jums parodysiu irgi iš anksto šiek tiek sukaupto vandenilio ir deguonies talpose įrenginį. Štai čia irgi yra vandenilio ir deguonies talpos, bet kaip matote, įrenginys yra vienas. Ir jis dirba reversiškai, jis turi du elektros kontaktus, teigiamą ir neigiamą. Elektroj priimta, kad raudonas yra teigiamas, juodas neigiamas. Tai dabar pagaminau su tuo įrenginiu vandenilio. Vėlgi aš pajungsiu varikliuką prie štai šitos kuro celės. Ir varikliukas sukasi. Ir pakankamai gaiviai pučia. Ką mes čia turim? Iš esmės turime elektros energijos akumuliatorių. Kaip mes paprastą akumuliatorių pakrauname, įjungia elektros tinklą prie pakrovėjo, tai mes tenais kaupiame elektros krūvį. Šitas akumuliatorius elektros energiją naudoja vandenilio ir deguonies kaupimui ir vėlgi gamina elektros energiją. Ir tokiu būdu visada kuro celė šitokia yra lyginama su elektros energijos akumuliatoriumi. Lyginant ir vienas ir kitas turi trūkumų, turi pranašumų. Energijos turinis tankis, tai yra energijos kiekis, kurį galim gauti iš mažo turio, yra žymiai pranašesnis kuro celės. Jeigu kalbėti apie maksimalę galią, kurią galime išspausti iš tokio įrenginio, pranašumą turi rūgštiniai želiniai akumuliatoriai. Tų parametrų yra gana daug, yra kalbama ir apie vidaus varžas, ir apie voltamperinės ir galios kreivės, čia jau specifinis dalykas.
Visada, kalbant apie vandenilio energetiką, formuluojamos dar dvi problemos. Pirmoji problema, o kaipgi su to vandeniliu saugumu. Vandenilio sprogstamumo diapazonas yra nuo 4 iki 75 procentų. Reiškia, jeigu šitoje patalpoje susikauptų daugiau negu 4 procentai vandenilio, tai atsirastų sprogimo pavojus. Kiekvienas mygtukas spraktelimas elektros, menkiausia kibirkštėlė, iššauktų sprogimą. Ir taip iki 75 procentų koncentracijos. Bet 75 procentų koncentracija, netgi ir 4 procentų koncentracija neįmanoma pasiekti patalpose. Kadangi vandenilis praktiškai per mažiausią plyšelį prasiskverbia ir pakyla į viršų. Ir žiūrint tuo aspektu, pavyzdžiui, iš prakirusio automobilio bako, kur išbėga bala benzino ir kybo čia garai, benzinas yra pavojingesnis negu vandenilio nuotėkis. Dabar, jeigu taip vandenilis toks yra skvarbus ir toks bjaurus, tai kur jį ir kaip jį reikia saugoti. Yra praktiškai dvi vandenilio saugojimo būsenos. Tai yra balionuose suspaustas iki 500 barų vandenilis ir tokiu būdu jis gali būti transportuojamas. Kitas būdas yra laikyti vandenilį skystam pavidale. Tai yra taip vadinamas kriogeninis vandenilis, bet jo savikaina iškart išauga 20 procentų. Dėl to, kad reikia papildomą energijos sąnaudų suskystinti vandenilį. O vandenilis skystėja labai žemose temperatūrose. Yra dabar netgi fantastinės svajonės gauti ledinį vandenilį. Bet tai prie labai žemų temperatūrų ir prie labai didelių slėgių tik tai yra įmanoma. Todėl tie planai kol kas atidedami ateičiai. Ir dabartiniu metu yra vystomos technologijos, taip vadinamos metalo hidrido talpos. Yra toks gan sunkus balionas, tenais yra metal hidrido milteliai. Vandenilis sugeba įsiskverbti tarp metalo hidrido molekulių ir atomų ir būti tokiam pusiau surištam pavidale. Ir jis yra nepavojingas tom, kad atsukus tą balioną iškart visas vandenilis neišsiskiria. Jis pamažu iš ten išeina. O vandenilio išsiskirimo intensyvumas gali būti reguliuojamas baliono temperatūra. Tokiu būdu, reiškiasi, metalhidrido talpos yra gana perspektyvos, bet turi vieną trūkumą, jos pakankamai masyvios yra. Štai čia yra maždaug 700-800 gramų masės, o telpa jame 80 litrų vandenilio. Jeigu kalbėti apie vandenilio normalias sąlygas. Tas vandenilio laikymo būdas, jis kol kas nėra labai praktiškai plačiai pritaikomas, kaip ir skystasis vandenilis. Daugumoje atveju mūsų energetikoje, kalbu mūsų, tai čia jau globaliniu mastu, yra naudojamas suspaustas vandenilis. Aišku, natūraliai kyla klausimas, kaip tą vandenilį panaudoti ir ar jis yra naudojamas. Iš tikrųjų taip. Mes į tą klausimą galim atsakyti teigiamai. Mums bereikia tik tai iš tokių kuro celių sulipdyti paketuką ir tame paketuke surinkti daugiau. Kaip šitoje skaidrėje matome, sujungti nuosekliai, lygiagrečiai paketai, mes galime užauginti mūsų galias pakankamai didelės, netgi iki kilovatų. Čia mano jau minėta schema, saulės baterija, vėjas, kuro celė, talpykla, elektrolizeris ir taip toliau. Stacionarios vandenilio elektros jėgainės.
Jos yra jau kelios dešimtis. Galingiausia dabar stovi Italijoje, kur saulės energija gamina vandenilį, o vandenilis naudojamas gaminti elektros energiją tada, kai jo reikia labiausiai rinkoje. O kitu atveju jis netgi naudoja tą perteklinę energiją, kuri nereikalinga tinkle, tarkime, naktį. Pasigamina vandenilį ir tokios stacionarios vėjo jėgainės yra naudojamas jau praktinėje žmonių veikloje. Na ir aišku, labiausiai traukiantis dėmesį, tai yra transporto priemonėse panaudojant. Tai reiškia vietoj akumuliatorių, kurie dabar naudojami elektromobiliuose, panaudoti vandenilį, bet tam reikia, kad to vandenilio galios būtų pakankamai, kad galima būtų tą elektros energiją generuoti. Vidaus degimo variklių našumo koeficientas retai kada viršia 30%. Elektros variklių efektyvumas arba našumo koeficientas gali viršyti 80 ir netgi 90%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vietoj 100 kW vidaus degimo variklį mes drąsiai galime naudoti 30-40 kW elektros variklį elektromobilyje ir mūsų mechaninės ir dinaminės charakteristikos nuo to nepablogės. Aišku, kad galia padauginta iš laiko praktiškai reiškia mūsų energijos sąnaudas. Tokiu būdu su elektromobiliu mes galime važinėti pakankamai pigiai. Ir kol kas tik tai gaila, bet su stacionariais akumuliatoriais. O dabar aš norėčiau pademonstruoti jums iš tiesų rimtą įrenginį, tai kuro celių paketą. Visa tai, apie tai, ką mes prieš tai kalbėjome, yra mikrogalės, mikroįtampos, mikrosrovės. Dabar ką reikia padaryti? Reikia tokių plėvelių paimti daugiau ir, kaip aš jau pasakau, sujungti jas nuosekliai ir lygiagrečiai ir pagaminti kuro celių paketą. Štai čia jis yra. Šitas centrinė dalis ir yra kuro celių paketas. Tas kuro celių paketas ne šiaip sau paprastas, prie jo yra ventiliatorius, yra drėgmės reguliatorius ir valdiklis, iš esmės nuosavas kompiuteris. Jis registruoja 17 parametrų, elektrinių oro drėgmės sunaudojimą ir taip toliau. Pagal tos parametrus jis optimizuoja štai šito įrenginio darbą. Vandenilį jis pasiima iš baliono, orą pasiima iš aplinkos. Ir čia yra tokia žarnelė, ta žarnelė nuveista į kibirą ir tenais laša lašiukai. Tas vanduo, kuris susikondensuoja po vandenilio oksidacijos reakcijos. Tai reiškia, jeigu mes tokiu įrenginiu aprūpinsime kokią nors transporto priemonę, tai jinai visiškai neterš gamtos. Aš noriu dar kartą pabrėžti vandenilio energetikos privalumą pagrindinį – absoliučiai draugišką aplinkai technologiją. Tai dabar aš pademonstruosiu jums šito įrenginio veikimą. Tas įrenginys šiuo atveju man maitins 4 automobilinės tolimųjų šviesų lemputes, tai bus apie 240 vatų. Viso šito įrenginio galia yra 1,5 kW. Na, kas tai yra 1,5 kW? Tai 5 kompiuteriai, 2 mikrobangės, na ir 1 kaitlentė. Atskirai, aišku, jeigu išvardinti. Tai nėra didelis energijos kiekis. Tačiau tai irgi daugiau yra mokomasis variantas su tokiu taikomuoju aspektu, apie kurį aš jums papasakosiu. Dabar aš atsuku vandenilio balioną. Vandenilio balionas turi integruotą slėgio reguliatorių ir papildomas slėgio reguliatorius yra šiame įrenginyje.
Šitas įrenginys pagamintas Kanadai, Ballard kompanijos, elektronika pagaminta Vokietijoje. Ir, aišku, visa tai yra apsaugota vandenilio jutikliais. Jeigu vandenilio nuotėkis, šitą automatiką sudirba ir neleidžia jam veikti. Dabar šitam įrenginiui, kaip ir automobiliui, tam, kad pradėtų veikti, reikalingas pirminis srovės šaltinis, tam, kad jis galėtų užsivesti, jeigu taip galima sakyti, taikyti tą žodį tokiam įrenginiui. Ir po to jis pradeda dirbti nuo savęs ir maitinti visą tą sistemą ir išorę, ir išorinis maitinimo šaltinis nereikalingas. Tačiau vėlgi išjungimo atveju jis yra reikalingas. Tai dabar duodam komandą, važiuojam. Girdisi nedidelis triukšmas, reguliuojasi klapanai, drėgmės, vandenilis ir neužilgo turėtų šitos lemputės užsidegti. Viskas. Mūsų įrenginys pilnai dirba. Aišku, čia yra išnaudojama tik tai šeštadalis visos galios to įrenginio, kurį mes galim panaudoti. Ir čia yra nuolatinė srovė, nekintama. Norint šitą nuolatinę srovę paversti kintamąją, reikalingas konverteris ir iš to konverterio mes galime jau maitinti bent kokį įrenginį. Parodose aš labai dažnai prie to įrenginio prijungiu mikrobangų krosnelę ir paspraginu kukurūzus. O moksleiviams tai labai patinka. To labiau unikalu, kai pasakai, jūs ragaujate kukurūzus, kurie yra pagaminti ant vandenilio generuojamas elektros energijos. Netgi prezidentė tom susižavėjo mūsų valstybės, taip kad šiuo atveju technologija yra unikali. Čia mes naudojam vandenilį, kuris yra suslėgtas ir 10 litrų talpos balione iki 200 barų. Nesunku sudauginus tuos skaičius suprasti, kad ten yra 2000 litrų vandenilio. Tai jeigu šitas įrenginys dabar naudoja maždaug 3-4 litrus vandenilio per minutę, 2000 padalinam iš 4, gaunam 500 minučių. 500 minučių tai yra 4 su trupučiu valandos. Užtektų mums deginti šitas lemputės ir turėti šviesos. Arba pasikrauti akumuliatorių, nešiojamo kompiuterio arba mobilos telefono, ar pasižiūrėti televizijos laidą. Tai vystant šias technologijas labai stipriai padirbėjo amerikiečiai ir jie jau turi apie keliasdešimt tūkstančių vandenilių pagrindų važiuojančių elektromobilių. Ir šitie labiausiai jie populiarūs yra pietinėse valstijose, Jungtinių valstijų, kur niekada nebūna žiemos, tai visų pirma Florida ir Kalifornija. O problema yra šiauriečiams ta, kad šitos technologijos nemėgsta minusinių temperatūrų ir nesunku suprasti, kodėl. Vanduo ir vandens garai minusinėse temperatūrose pavirsta ledu, o ledas šaldamas plečiasi ir tokiu būdu visą šitą konstrukciją gali suardyti, lygiai taip pat, kas automobilėje vietoj specialaus skysčio antifrizo naudoja paprastą vandenį ir žiemai užmiršta pasikeisti. Tai arba vandentekio vamzdžiai, kuriuose vanduo sustoja ir sušala, irgi susprogsta. Buitinės būna avarijos. Reiškia, mums šiauriečiams reikia turėti papildomų galimybių apsaugoti štai šitą įrenginį nuo žemų temperatūrų. Kita problema yra,
Vandenilio infrastruktūra. Paprastai vandenilį negamina balionuose, nevežioja, o stacionari vandenilio talpa yra pripildoma iš vandenilinio kuro stotelių. Tos vandenilinio kuro stotelės tai yra vietinės reikšmės veikiantis vandenilio fabrikėliai. Vėliau aš tokį mini fabrikėlį irgi jums pademonstruosiu. Tai yra iš esmės vandenilio gamybos technologija protonų mainų membranos pagrindu. Tai štai mes šitą įrenginį turim, bet kadangi tai yra savotiškai išmanus įrenginys, jis turi išmaniai ir išsijungti. Ką reiškia išmaniai išsijungti? Jam vėl reikalingas išorės šaltinis. Mes atjungiame jį nuo vandenilio ir jis dabar degina vandenilio likučius. Iš šaltinio šitos srovės, matot, neima, nulis yra. Pradėjo imti srovę, reiškia, vandenilis yra išvalytas ir mes balioną galime užsukti, ką ir padarome. Dabar jisai valosi, išsivalo nuo drėgmės pertekliaus, nuo dulkių patekusių iš aplinkos ir toj išsijungs pats automatiškai. Viskas. Ir jeigu aš nesilaikau šitos procedūros, jisai pradeda bartis. Užsidega kontrolinė lemputė, pagal tą kontrolinę lemputę prisijungęs kompiuteriu perskaitai klaidos kodą, tą klaidos kodą dešifruoja ir tada tas klaidos kodas pasako, ką reikia daryti. Taip kad čia šiuo atveju instrukcija pakankamai griežta. Tai vat tiek su vandeniliu, bet iki šiol mes kalbėjom visą laiką vandenilį iš vandens. Bet vandenilio yra daug visokiausiuose angliavandeniliuose. Labai toks, dabar visi į barą tokį angliavandenilį, tai etilo alkoholis, o liaudiškai tariant degtinė. Degtinės cheminė formulė yra C2H5OH. Nesunku suskaičiuoti, kad tenais yra 6 vandenilio atomai. Ir aš rankose turiu įrenginį, kur įpilus maždaug 3 ml degtinės, jūs galite pasitrauti savo mobilų telefoną. Geriau naudoti pagal šią paskirtį, negu tam, kuria degtinė yra gaminama. Aš jau kalbėjau apie automobilius ir autobusus. Hamburge važinėja apie 30 autobusų, kurie naudoja vien tik tai vandenilį. Tam, kad pagerinti ekologinę aplinką. Ir aš, kaip minėjau, yra ir mūsų universitete dirbama tą kryptimi. Tai štai šito nedidelio įrenginio pagrindu pas mus universitete buvo suprojektuotas ir pagamintas vandeniliniu kuru varomas elektromobilis. Tai pirmasis ne tik Lietuvoje, pirmasis Baltijos šalyse ir pirmasis Rytų Europos šalyse. Jis, aišku, nebuvo labai greitas, nebuvo labai dinamiškas, bet svarbiausia, kad jis važiavo. Grįžtant prie kalbos apie vandenilio infrastruktūrą, aš jau minėjau, kad paprastai vandenilis nėra vežiojamas taip kaip benzinas iš didelės gamyklos į kuro degalinės. Vandenilis paprastai yra gaminamas ten pat vietoje. Ir nedidelėse talpose suslėgtas jis laikomas ir tada pajungiamas ir prie automobilio vandenilio kuro talpos. Štai šitokio veikiančios vandenilio jėgainės modelio aš pasijungiu ir vėlgi panaudoju saulės energiją.
Šitas fabrikėlis, jeigu taip galima pavadinti, turi elektrolizerį. Štai šita pagrindinė yra dalis. Elektrolizeris veikia nenutrūkstamų ciklu. Čia yra toks siurbliukas, kuris visą laiką pro jį varo vandenį. Vanduo yra tiekiamas iš tam tikros talpos. Ir tas siurbliukas pasiima vandenį distiliuotą iš tos talpos, paduoda į elektrolizerį. Elektrolizeris suskaido vandenilį ir deguonį. Vandenilį jisai sukaupia savo vidiniai talpoj, suspaudžia iki 3 barų. Aišku, tenai suspaustas iki 3 barų mes turime nedaug to vandenilio, apie 1 litrą. Tačiau jis yra pakankamai švarus ir tokiu būdu iš esmės tik to ir tereikia. Čia yra vandenilio išėjimo jungtis. Jeigu mes vandenilį prijungsime prie automobiliuko, tai užpildysime jo degalų baką. Tai kai man kilo idėja pradėti projektuoti tokį automobiliuką, pirmiausia, aš labai tyliai nuėjau į vaikų žaislų parduotuvę ir nupirkau vaikišką žaislą. Automobiliuką su distanciniu valdymu. Ta žaislą aš išardžiau ir vietoje akumuliatorių baterijos aš įdėjau kelias kuro celes, pasigaminau vandenilio ir išbandžiau, ar iš principo tas vaikiškas žaisliukas važiuoja. Jis važiavo ir aš sakau, reikia pereiti prie didesnio mastelio. Tai vat reiškia, tokiu būdu patvirtinus idėją. Aišku, aš nebuvau tos srities pionierius. Dabar kiekviena automobilius gaminanti ir save gerbianti kompanija projektuoja elektromobilius su vandeniliniu kuru. Kila klausimas dar, o kiekgi reikia vandens, kad pagaminti vandenilį? Tai galiu pasakyti, kad iš 9 litrų vandens gaunasi 8 kg deguonies ir 1 kg vandenilio. Ką tai reiškia 1 kg vandenilio? Vandenilio energetinė vertė yra 3-4 kartus didesnė negu benzino. Tai reiškia, kad naudodami vandenilį mes galime nuvažiuoti su tom pačiom kuro sąnaudom, skaičiuoju kilogramais, noriu specialiai perspėti, 3-4 kartus didesnį atstumą. Bet vandenilio tankis yra 2-3 kartus mažesnis už benzino tankį. Ką tai reiškia? Vietoj 50 litrų talpos benzino mes turime turėti 150-200 litrų talpą vandeniliui. Tai vat visi pliusai ir minusai susideda ir gaunasi, kad vandenilio energetika tai nėra panacėja, bet tai yra didelis pliusas naudojant vandenilį kaip kurą elektromobiliuose. Kadangi vienintelis taršalas, jeigu taip galima vadinti taršalas, tai išeinantis iš jo vandens garai. Daugiau nieko. O jeigu mes panaudojame saulės arba vėjo energiją, kuri irgi yra 100% ekologiška, reiškia ir visas ciklas yra 100% ekologiškas. Tai yra pagrindinis vandenilio energetikos privalumas. Ir dabartiniu metu mokslo pasaulis yra susiskirstęs į 2 konfrontuojančias grupės. Vieni mano, kad vandenilio amžius neišvengiamas, kaip neišvengta buvo akmens amžiaus, kaip buvo neišvengta geležies amžiaus, taip paties ir vandenilio amžiaus. Čia daugiau optimistai. O pesimistai sako, nieko gero iš to vandenilio nebus. Jeigu norite, galite kepti blynus ant jų, nors spraginti kukurūzus. Kurie bus teisūs, ateitis parodys. Bet aš priklausau pirmąją grupę, aš manau, kad vandenilio amžius neišvengiamai artėja. Tai tiek aš ir norėjau. Ačiū už dėmesį.